Tyla yra svorio, kurio kartais beveik neįmanoma nešiotis. Tai buvo ne tik triukšmo nebuvimas, bet ir kažkas gilesnio, tarsi tuštuma būtų įgijusi formą ir pasklido po namus. Ta naktį, kai laikrodis pažymėjo vidurnaktį, pajutau, kad kažkas pasikeitė. Jis sėdėjo kambario fotelyje, žiūrėdamas į telefoną ant stalo. Jis nežaidė kelias savaitės. Sukauptos žinutės buvo, bet ne vieno aš nenorėjau atsakyti. Mano namai prieš mano prieglobstį dabar atrodė kaip labirintas. Kiekviename kambaryje buvo aidas, bet ne tas balsų ar juokas, bet mano paties protas. Pažvelgiau pro langą ir miestas atrodė taip pat nejudantis kaip aš. Atrodė, kad išorėje buvo pamiršęs, kad aš egzistavau. Tačiau blogiausia buvo ne namo tyla, o mano paties. Mano viduje jau seniai kažkas tylėjo. Tuštumą aš nežinojau, kaip užpildyti. Ankstesnės savaitės buvo neryškus. Dienos ir naktys susimaišė, tarsi laikas nebebūtų aktualus. Aš bandžiau to nepaisyti, bet tai buvo neįmanoma. Kadaise diskretiška vienatvė dabar buvo nuolatinė buvimas. Prisiminiau, kaip viskas prasidėjo. Iš pradžių buvo patogu pabėgti. Žmonės, pokalbiai, reikalavimai. Buvo lengviau su jais bendrauti. Bet tai, kas atrodė kaip palengvėjimas, tapo nematomu kalėjimu. Kai dan pažengė, pajutau, kad kažkas pasikeitė. Tai nebuvo visiškai baimė, bet jausmas, kad jei aš ir nepaisyčiau šios vienatvės, kažkas manyje būtų prarasta amžinai. Ta naktį supratau, kad vienatvė neišeina. Ji jau seniai buvo čia ir atrodė, kad norėjo likti. Kai galvoju apie vienatvę, visada grįžtu į konkrečią dieną. Tai buvo saulėta popietė, man buvo 7 ir aš sėdėjau savo močiutės kieme. Ji man perskaitė knygą, kurios visiškai nesupratau, tačiau jos balsas buvo toks tylus, kad man nerūpėjo. Tuo metu pasaulis atrodė milžiniškas ir kupinas galimybių. Jaučiausi saugi, apsupta žmonių, kuriuos labiausiai mylėjau. Tačiau, kaip ir viskas gyvenime, šios akimirkos praėjo. Mano močiutė, senyvo amžiaus, knygos buvo dulkėtos ir aš nustojau lankytis tame kieme. Bėgant metams supratau, kad tolsta ne tik nuo žmonių, bet ir iš prisiminimų, kurie privertė mane jaustis gyvam. Pavyzdžiui, ta diena kieme dabar buvo tik atmintis. Bet kodėl aš tiek daug kartų grįžau pas jį? Galbūt todėl, kad jis atstovavo tai, ką praradau, priklausimo jausmą. Prisiminimai, kad ir kokie saldumynai taip pat gali pakenkti. Jie mums primena viską, ko negalime atsigauti. Ir kuo daugiau bandžiau juos palaidoti, tuo labiau jie pasirodė. Kai mano močiutė mirė prieš 6 metus, kažkas manyje nutrūko. Aš žinojau, kad gyvenimas pasikeis, bet nebuvau pasirengęs tam, kaip jis mane užklups. Nuo to laiko vengiau visko, kas ją prisiminė, nuotraukos, knygos, net kavos kvapas, kuris visada užpildė jos virtuvę. Jo akivaizdoje ieškojau komforto. Kai kažkas buvo ne taip, ji buvo ten, su savo paprastais žodžiais ir sugebėjimu priversti mane jaustis išgirstant. Kai aš jį praradau, tai buvo tarsi prarasti gabalą iš savęs. Aš praleidau metus bandydama nepaisyti skausmo, bet ji niekada neišėjo. Prisimenu vieną naktį, mėnesius po jūsų išvykimo, kai apie ją svajojau. Svajonėje ji paskambino man sėdėti ant senosios sofos kambaryje, su ta pačia įprasta šypsena. Pabudau sunkia širdį ir tuštumos jausmą, kurio negalėjau paaiškinti. Atrodė, kad ji ten buvo akimirka, o tik atsimenant, ko niekada nebūčiau atgal. Tyla buvo žiaurus priminimas apie viską, kas buvo prarasta. Dienomis aš bandžiau tai užpildyti blaškymosi metu – filmai, muzika, socialiniai tinklai. Bet niekas neveikė. Atrodė, kad vienatvė įsišaknijo manyje, tarsi medis, kuris išaugo lėtai, bet giliai. Nostalgija tapo mano nuolatiniu kompanionu. Aš ją apkabinau, nes tam tikra prasme ji buvo geresnė už dabartį. Ji leido man išgyventi gerus laikus, net jei tai buvo tik akimirka. Kai praradau šias mintis, supratau, kad kažkas nerima kelia. Mano gyvenimas tapo prisiminimu ir apgailestavimų cikliu. Aš prilipau prie praeities, nes jis atrodė tikresnis nei dabartis. Kodėl aš tiek prilipau prie praeities, nors žinojau, kad jis mane tiesiog įskaudino. Ta popietė, valydamas stalčių, pilną senų dokumentų, radau tai, ko nesitikėjau – išsaugotą balso pranešimą savo mobiliajame telefone. Ekrane buvo parodytas Mateuso, vaikystės draugo, kurio nemačiau metus, vardą. Data nurodė, kad pranešimas buvo išsiųstas prieš kelis mėnesius. Akimirką stovėjau, žiūrėdamas į telefoną taip, lyg jis turėtų galę nuvežti mane į kitą kartą. Aš žinojau, kad nepaisiau šios žinios, kai jie atėjo. Tai nebuvo iš blogio, o įpročio. Aš buvau visą tai atidavusi, ypač žmonėms. Turėdamas sandarumą krūtinėje ir nepatogiai smalsumu, paspaudžiau mygtuką, kad išgirčiau. Mateus balsas, pažįstamas ir svetingas, užpildė kambario tylą. Sveiki, Pedro. Apie mes nekalbėjome jau seniai, tiesa. Šiandien galvojau apie tave. Tikiuosi, kad viskas gerai.
Jei jums reikia pasikalbėti, paskambink man, gerai? Aš čia. Žodžiai buvo paprasti, tačiau jie turėjo didžiulį svorį. Buvo taip ilgai, kad niekas manęs taip neieškojo taip, be jokios akivaizdžios priežasties, tiesiog žinoti, kokia aš buvau. Ištisus mėnesius įsitikinau, kad mano nebuvimas niekam nepadarė jokios įtakos. Tačiau buvo Mateusas, įrodantis kitaip. Aš tvirtai laikiau telefoną, tarsi jis išvengtų mano rankų. Galvojau, kokia svarbi mūsų draugystė praeityje. Mateusas visada buvo toks žmogus, kuris privertė jūs jaustis girdėti, kaip tai darė mano močiutė. Jis turėjo šią dovaną, kad pasaulis atrodė mažiau chaotiškas. Bet aš jį paleidau, nes palikau tiek daug kitų dalykų. Nebuvo nei kovos, nei kažko, kas mus atskiria. Tik laikas ir mano nesugebėjimas palaikyti ryšių gyvų. Dabar jo balsas atrodė kaip inkaras, galimybė sugrįžti prie to, ką radau pasimetęs. Likusią popietę praleidau skambindamas. Aš ėmiausi telefono daugybę kartų, bet niekada nesikabinau. Buvo tiek daug abejonių, tiek daug baimių. Ką aš pasakyčiau? O kas, jei jis neatsakė? Arba dar blogiau, kas būtų, jei jis dalyvautų ir mūsų pokalbyje būtų pilna gėdingų tylių. Ta naktį dar kartą išgirdau žinią. Žodžiai atrodė kitaip, tarsi jie turėtų dar daugiau prasmės. Aš čia. Šie 3 žodžiai mano galvoje skamba, kol užmigau. Aš žinojau, kad man reikia atsakyti. Negalėjau leisti šį progai pabaigti, bet kažkas manyje dvejojo. Tai buvo baimė atskleisti save, pripažinti, kad man kažko reikia. Po to, kai taip ilgai gyveno vienatvėje, idėja paprašyti pagalbos atrodė baisi. Žvelgdamas į tamsą savo kambario lubas supratau, kad esu įstrigęs cikle. Norėjau prisijungti, bet bijojau, ką šis ryšys gali suteikti. Buvo lengviau pasilikti ten, kur buvau, vienas, bet apsaugotas. 3 kartą klausydamasis tų žodžių, kažkas mano viduje pasakė, kad vis dar turiu galimybę. Klausimas buvo toks, ar turėčiau drąsos jį suvokti. Man prireikė 3 dienų, kad sukurčiau drąsą ir vėl imtų telefoną. Per tą laiką kiekviena akimirka atrodė vidinė kova. Mateus pranešimas vis dar kartojo mano galvoje. Aš čia. Atrodė, kad šie žodžiai, tokie paprasti, turėjo svorį, kurio nežinojau, kaip elgtis. Kiekvieną vakarą aš pasimčiau savo mobilųjį telefoną, pažiūrėčiau į jo numerį ir repetuodavau tai, ką pasakyčiau. Sveiki, Mateus, kaip tu? Gavau jūsų pranešimą ir. Frazė visada sustojo. Baimė užvaldė mane, kol negalėjau eiti toliau. Tai nebuvo tik atmetimo baimė. Tai buvo baimė susidurti su tiesa apie save. Galvojau apie tai, kaip aš ten atvykau. Metų pašalinimo tiek fizinio, tiek emocinio pavertė mane žmogumi, kuris išvengė bet kokio pažeidžiamumo. Tai buvo ne tik Mateusas. Tai buvo apie viską, ką praradau pasirinkdamas tylą. Ta naktį sėdėjau ant lovos krašto, su savo mobiliuoju telefonu rankoje, ir spoksojau į savo atspindį veidrodyje. Aš atrodžiau pavargusi, tarsi nešiojant svorį, kuris nebegalėtų nešiotis. Gal tai buvo. Gal buvau per daug išsekusi, kad galėčiau taip gyventi. Aš nusprendžiau paskambinti. Mano širdis šaudė su kiekvienu prisilietimu, kuris skambėjo iš kitos pusės. O kas, jei jis neatsakė? O kas, jei jis atsakytų, bet jis nebenorėjo manęs pažinti? Bet prieš tai, kai negalėjau pasinerti į šias mintis, Mateuso balsas užpildė liniją. Pedro, kokia staigmena? Kaip tu? Akimirką buvau bekalbis. Jo balso garsas buvo toks pažįstamas, kad beveik atrodė kaip svajonė. Bet netrukus pajutau spaudimą atsakyti, ir žodžiai pasirodė nedrąsiai. Sveiki, Mateus. Aš gavau tavo pranešimą. Atsiprašau, kad neatsakiau anksčiau. Nežinau kodėl. Tik. Jis nusijuokė, lengvas juokas, kuris išsklaidė dalį įtampos, kurią jaučiau. Pedro atsipalaiduoja. Aš tiesiog norėjau sužinoti, kaip tu. Tai buvo ilgai tiesa. Pokalbis keistai tekėjo natūraliai. Jis neklausė, kodėl man taip ilgai prireikė atsakyti, taip pat jis neminėjo laiko, kurio mes buvome nekalbėdami. Jis ką tik išgirdo, kaip visada. Pamažu jaučiau savo sargybinį. Aš jam papasakojau apie tai, kaip paskutiniai metai buvo sunkus. Aš nesigilinau į daugybę detalių, bet to pakako jam suprasti. Mateusas nieko netrukdė ir nebandė nieko ištaisyti. Jis tiesiog pasakė, aš žinau, kaip yra. Ir aš džiaugiuosi, kad jums paskambino. Kai pakabinau, jaučiau tai, ko ilgai nepatyriau, palengvėjimas. Atrodė, kad nuo mano pečių buvo pašalintas svoris, net ir tik akimirką. Dar reikėjo nuveikti, bet pirmą kartą per metus jaučiau, kad nereikėjo to daryti vienas. Dienos, vykusios po ryšio su Mateusu, buvo skirtingos. Ne tai, kad mano gyvenimas visiškai pasikeitė, vis dar buvo atvejų, kai vienatvė beldžiasi į duris, bet kažkas manyje atrodė netoks sunkus. Atrodė, kad tamsos viduryje būčiau radęs mažą liepsną.
Mateusas pakvietė mane susitikti asmeniškai ir aš dvejojau. Idėja pasitraukti, būti vietoje su kuo nors kitu buvo drąsinanti ir baisi. Bet galų gale nusprendžiau tai priimti. Susitikimo dieną į kavą atvykau keliomis minutėmis anksčiau. Aš pasirinkau stalą prie lango, kur galėjau stebėti gatvės judėjimą laukdamas. Širdis sunkiai plakė. Tai nebuvo tik nerimas dėl susivienijimo, bet ir subtili baimė, kad galiu viską sugadinti. Kai atvyko Mateusas su savo pažįstama šypsena ir rami pozicija, aš jaučiau, kad nervingumas mažėja. Jis atrodė kaip tai, ką prisiminiau, tačiau su tam tikrais laiko ženklais, mažomis raukšlėmis aplink akis, labiau subrendusią laikyseną. Petras. Tas netikėtas gestas sulaužė bet kokią kliūtį, kuri vis dar liko manyje. Pokalbis buvo sklandus, tarsi tylos metai nebūtų buvę. Jis papasakojo man apie darbą, apie gyvenimo pokyčius ir mes juokėmės, kai jis prisimena senas istorijas, nes visą popietę praleidome bandydami pastatyti kabiną su medienos gabalėliais, rastais gatvėje. Tačiau tam tikrų metų pokalbis tapo rimtesnis. Aš jam papasakojau apie tai, kaip jaučiausi pastaraisiais metais, izoliacija, prisiminimų svoris, baimė atverti mane žmonėms. Viskas nebuvo lengva sudėti į žodžius, tačiau jis atidžiai išgirdo, netrukdydamas. Kai baigiau, Mateus uždėjo ranką ant stalo beveik instinktyvių gestų, tarsi jis norėtų mane įtvirtinti iš tikrųjų. Petras, niekas negali visko nešti vienas. Jūs visą laiką neturite būti stiprus. Ir nesvarbu, kiek laiko jis praėjo, aš visada būsiu čia. Tie žodžiai liko su manimi likusią dienos dalį. Atsisveikinime jis paglostė man ant peties ir tarė, greitai pažymėkime dar kartą, gerai? Ir šį kartą neleiskite tai taip ilgai. Grįžęs namo supratau, kad kažkas pasikeitė. Nebuvo taip, kad vienatvė buvo visiškai išnykusi, ji vis dar buvo ten, nuolatinis šešėlis jos proto apačioje. Bet dabar aš žinojau, kad turiu galimybių. Aš žinojau, kad yra žmonių, kuriems rūpėjo. Pirmą kartą per ilgą laiką idėja susidurti su kita diena netrodė tokia sunki. Aš pažvelgiau į dangų eidamas, ir tamsoje buvo kažkas paguodžiančio žvaigždžių. Gyvenimas vis dar buvo netobulas, bet man nereikėjo su tuo susidurti vienas. Atvira pabaiga, galbūt vienatvė niekada neišeina visiškai. Bet bent jau dabar žinau, kad galiu jį atverti pasauliui, užuot laikęs jį užrakintą tik man. Gal vienatvė niekada visiškai neišnyksta. Bet bent jau dabar žinau, kad galiu jį atidaryti pasauliui, užuot laikydamas jį užrakintą tik man. Ir kas žino, tai yra pirmas žingsnis į kažką naujo. O tu, ar kada nors jautėte vienatvę kaip nuolatinį kompanioną, tam tikrų savo gyvenimo momentų? Kaip radote jėgų judėti toliau? O gal jūs vis dar bandote rasti šį kelią? Dalykitės komentaruose savo istorijoje ar mintyse. Kartais vėdinimas yra pirmasis žingsnis palengvinant mūsų nešiojamą svorį. Gal jūsų patirtis gali padėti kitiems žmonėms, kurie taip pat susidūrė su šia tuštuma. Jei jums patiko ši istorija, palikite panašius dalykus ir atsiųskite ją kam nors, kuris, jūsų manymu, gali atpažinti save. Ir jei norite pamatyti daugiau tokių istorijų, pasakykite mums, kokią temą norėtumėte pamatyti kitame pasakojime.